Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip JASP programoje patikrinti klausimyno vidinį suderinamumą ir gauti Cronbach alfa vertes. Taigi naudosime duomenų rinkinį Fear of Statistics. Čia yra SPSS nerimo klausimynas, kurį sudaro 23 teiginiai. Atsakymus pateikė 2571 studentas, na ir 8 šio klausimyno teiginiai priklauso poskaliai apie studentų statistikos baimę. Atsakymai buvo pateikti pagal Likerto skalę balais nuo 1 iki 5, kur vienetas reiškia visiškai nesutinku, o 5 reiškia visiškai sutinku. Taigi, mus dominančią poskalę sudaro 8 teiginiai Q1, Q3, Q4, Q5, Q12, Q16, Q20 ir Q21. Atkreipkite dėmesį, kad vieną iš teiginių, tai yra Q3, reikia apgręžti arba reversuoti, nes jo reikšmė yra atvirkščia visiems likusiems teiginiams. Suderinamumo analizei bus reikalingas reliability modulis. Jeigu šviežiai susidiegus JASP šio mygtuko nematote, spauskite dešinėje ant pliusiuko ženklo ir pažymėkite varnelę prie reliability. Taigi dabar atsidarysime duomenų rinkinį, tai spaudžiame Open, Data Library, susirandame 13 skyrelį Reliability ir pasirenkame Fear of Statistics. Spaudžiame ant Open Data File. Taip, dabar pasirenkame Reliability ir spaudžiame Unidimensional Reliability. Dabar turėsime susidėti tuos 8 teiginius, kurie priklauso poskaliai apie studentų statistikos baimę. Taigi, susirandame Q1, Q3, Q4, Q5. Beje, kad pasirinkčiau keletą teiginių vienu metu, aš laikau nuspaudusi Ctrl mygtuką. Taip, toliau turim Q12, Q16, 20 ir 21. Ir įsikeliame visus šiuos teiginius į kintamosius. Tada prie Analysis pasirenkame Coefficient alpha. Nuimame varnelę nuo Coefficient omega. Taip, ir dabar jeigu atkreipsite dėmesį, pamatysite, kad programa mums praneša The following item correlated negatively with the scale, Q3. Anksčiau minėjau, kad Q3 teiginį mums reikės reversuoti. Ta galime labai patogiai atlikti, paspaudę ant Reverse Scaled Items kortelės ir čia įsidėjo Q3. Dabar matome, kad Cronbach alfa vertė išaugo. Paprastai yra siekiama, kad Cronbach alfa būtų 0,7 arba didesnis. Žinoma, kuo daugiau, tuo geriau, bet reikia turėti omenyje, kad pernelyg arti vieneto esančios Cronbach alfa vertės, na tarkime 0,99, gali indikuoti, kad teiginiai yra pernelyg panašūs tarpusavyje. Taip pat labai patogi funkcija šioje programoje yra Coefficient alpha if item dropped. Ir ką mes dabar sužinosime? Tai sužinosime, kokia taptų Cronbach alfa vertė išmetus kiekvieną iš mūsų pasirinktų teiginių. Tai yra naudinga, kai norime sužinoti, ar galime pagerinti mūsų poskalės vidinį suderinamumą. Na ir šiuo atveju pasiieškome, ar bent viena vertė yra didesnė už 0,821. Ir, kaip matome, mūsų suderinamumas yra geras toks, koks yra. Ne vieno iš teiginių mums išmesti nereikia.